Negaliu duoti nieko, ko neturiu, todėl duosiu, ką turiu. Duosiu tai, ką aš pati išgyvenau, ką Dievas į mane įdėjo. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie pašaukimą. Ir galbūt atrodo, čia daugelis iš mūsų esam brandūs krikščionys, ar ne, ir ta tema daugiau tinka tik įtikėjusiems, bet per visą savo krikščionišką gyvenimą man teko matyti labai daug žmonių, kur po 20-30 metų vaikšto ir neranda savo pašaukimo. Ir nugyvena taip ir neįėję arba sekdami paskui kitus pašaukimus ir bandydami įeiti poziciją, kuri jiems nepriklauso, arba tiesiog taip ir pralaksto visą savo gyvenimą, neišpildė tai, ką Dievas norėjo juos įdėti. Tai kas man yra pašaukimas, ar ne? Žodis rusiškai prizvanė. Pašaukimas. Šaukiu. Pašaukiu. Išsirinkau tave ir kviečiu. Pašaukimas yra Dievo kvietimas išpildyti jo valią. Dievo kvietimas prisidėti prie jo karalystės, nešant jo karalystę pasauliui ir gelbėjant jo žmones. Mūsų visas pašaukimas, tom, kom mes esam, yra nukreiptas. Tėve, aš su tavim, mes kartu pa žmonės. Tėve, aš su tavim, mes kartu pa žmonės. Ir žvejyba dar žmonių nesibaigė. Ir nesibaigs iki paskutinio momento, kol čia egzistuos žemė. Kol mes egzistuosim. Ir kaip gaila, kad tiek daug žmonių taip ir neišpildo to pašaukimo. Ir kaip gaila, kad tiek daug žmonių gyvena klaidingose pašaukimuose. Ir šiandien mes tiesiog pabandysime prabėgti per tai, ką aš išgyvenau per savo patirtį, iki atrandam, kas aš esu Dievuje. Tai galbūt nebus teologiškai stipru, bet tai bus tai, ką aš išgyvenau. Turiu kelis tokius punktus, kuriuos mes galėsim apžvelgti ir galbūt pavyks savo pritaikyti. Bet prieš einant į tai, noriu, kad labai įdiegtumėt vieną tokį mintį. Nėra žmonių be pašaukimų. Nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų pašauktas. Daugelį minčių velnias įdeda. Kada žmogus dar yra pirminėme etape, arba kada yra labai daug sužalotas, jis visiškai netiki savimi ir tai yra natūralu. Ir įdeda mintį, tu nieko vertas, tu to nesugebi, tu to nemoki, ir jis žiūri kitus ir lygina save. Melas. Toks kaip tu esi unikalus. Ir net aukščiausiai pozicijoje sėdintis žmogus ir pateptasis nesusilygint su tavimi, nesulygint mumis neįmanoma. Mes kiekvienas turim savo pašaukimą, kiekvienas savo istoriją, kiekvienas savo talentus, kuriuos Dievas įėjo, ir kiekvienas turim vienintelį unikalų kelią eiti savo pašaukimo linkme. Todėl lygintis mes kategoriškai negalime nei su niekom. Ir švento rašto eilutės noriu. Ir Dievas sako, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau. Ir labai reikia suvokti, ne mums reikia bėgti paskui pašaukimus, ne mums reikia ieškoti ir lyginti, aš noriu to ir to. Jis jau tave pašaukė, jis jau įdėjo ir jis jau žino, kokius planus turi dėl tavo gyvenimo. Ir nesvarbu, tu mažas ar tu vyresnio amžiaus, visiškai nesvarbu. Dievo mes į laiką neįdėsim. Dievas nelaikė, mes laikė, Dievas nelaikė. Vienus Dievas augina 10-15 metų, kitiem per metus laiko iškelia ir pastato. Mes kiekvienas, kol kvėpuojame, esam pašaukti įvykdyti tai, ko jis nori iš mūsų gyvenimo. Ir kol paskutinio kvėpavimo neatiduodam ir nenukeliavom pas jį, tas pašaukimas neatšaukiamas. Iki paskutinio kvėpio pašaukimas mūsų misija yra neatšaukiama. Taigi, nuo ko aš pradėjau? Pirmasis žingsnis, norint sužinoti, Dieve, kur aš esu pašauktas, yra eiti pas tą, kuris tave pašaukė. Pirminis dalykas, ką reikia pradėti daryti, tai norėti surasti savo pašaukimą. Norėti žinoti jo valią savo gyvenime. Ir pradėti judėti tą linkme. Tai reiškia, kad
pradėti tikslingai melstis, tikslingai kreiptis į jį. Tikslingai, ką reiškia tikslingai? Reiškia, kiekvieną dieną ateinu ir beldžiu. Aš to noriu, man parodyk, man apreišk. Per Bibliją. Biblija taip pat kalba ir mes visi tai žinom. Dėti pirmą žingsnį, nueiti pas tą, kuris tave pašaukė. Iš mūsų nei vienas nežinom tavo pašaukimo. Jis žino. Aš nežinau tavo pašaukimo, jis žino. Tai eik pas jį. Sistemingai, belsk. Nes patikėk manim, pati didžiausia, ką nori sunaikinti dievą, sunaikinti tavo pašaukimą. Nes tada tu tapsi patogus. Okei, tu šlovini Dievą, tu skaitai Bibliją, tu meliesi, viskas gerai. Aš tavęs neliečiu, bet pabandyk žengti žingsnį link savo pašaukimo. Vieną žingsnį. Ir pragaras tikrai sujudės. Ir tai yra kelionė. Ir tai yra sunkiai kelionė. Bet jeigu Dievas tave pašaukė, patikėk manim, tu ją perėsi. Jeigu tik nepaleisi jo rankos. Jis nešaukė tave į sunaikinimą, jis šaukė tave į užauginimą ir paleidimą. Tai reiškia, aš tikiu juo ar tikiu velniu. Aš netikiu juo, aš tikiu Dievu. Ir nesvarbu, kad pragaras dreba, aš tikiu juo. Jis mane pašaukė, jis mane pastatė, jis ir davės iki galo. Prašykite ir jums bus duota, ieškosite ir rasite ir bus jums atidaryta. Dar kartą, prašykite ir jums bus duota, ieškok ir rasi. Belsk ir tau bus atidaryta. Dievas neslėps to nuo tavęs. Tik sistemingai. Nes tas, kuris nenori, kad tu įeitum, jis tau kliūčių pridarys ir bėdų pridarys. Sistemingai. Aš pasiryžtu. Einu ieško to, kam tu mane pašaukė. Tai reiškia, pirmasis žingsnis, einu pas tą, kuris mane sukūrė ir mane pagerbė. Yra viena prie to punkto, kaip save auginti, atsakymas. Tai yra kalbų dovanos. Kalbų dovanos duoda auginti mane, для моего созидания. Kada aš pradėjau kalbėti kalbomis ir sistemingai kalbėti kalbomis, aš pradėjau suvokti save. Aš pradėjau, mano dvasinis stuburas pradėjo augti. Aš pradėjau gauti apreiškimą dėl savo gyvenimo. Šventoji dvasia per mano kalbų dovanas, kuri sazidait mane, pradėjo mane atstatinėti. Pradėjo įvedinėti, tvarkyti mano charakterį, įvedinėti mane ten, vedinėti ten ir ten, kur Dievas mane kvietė. Paulius, paimkime Paulių, ar ne? Kiek daug yra apaštalų, kiek daug Dievo vyrų. Bet Paulius įrašytas Naujajam testamente ir iškeltas. Ir yra viena eilutė, kuri man labai užkliuvo. Ir ten yra parašyta: Dėkui mano Dievui, kad aš kalbu kalbomis daugiau už jūs visus. Už jūs visus. Apreiškimas, pasitikėjimas Dievu. Pakvietimas ir ėjimas tavo pašaukimu. Aš kalbu kalbomis daugiau už jūs visus. Kalbos, kalbų malda, kalbų dovana, ne pasauliui. Man ir Dievui, kad mane augintų. Nes žinom daugelį rašto vietų, kur jeigu eina kitas žmogus, truputėlį negąsdina. Mums nebeišgąsdina. Yra tai, kad pasitikėti. Kada mes pradedam eiti link savo pašaukimo, labai svarbus dalykas pasitikėti Dievu. Ką aš ir kalbu, bus labai daug pripėsnių, labai daug bus kliūčių. Bet jeigu mes tikėsim ir su drąsa eisim pas jį, jisai neįves tavęs ten, kur nereikia. Tu eisi tik tai tuo keliu, kurį ves jis. Pasitikėjimas yra pagrindinė savybė, einant mums per visą gyvenimą, pasitikėjimas juo. Tarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokiojopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gauta dovana. Dievas neduoda dovanų, Dievas neveda į mūsų pražūčią.
Dievas veda į mūsų išgelbimą ir išgelbimą kitų žmonių. Tai pasitikėjimas. Ir tame žingsnė labai ateina baimės. Kada pradedi ieškoti savo pašaukimo, labai apnyksta baimės. Labai apnyksta baimės. Aš išgyvenau labai daug baimų. Bet paskui atėjus laiką supratau, baimės ne iš Dievo. Vienintelė baimė, kur jisai duoda, tai jo baimė. Vienintelė baimė, kurią aš radau, kad Dievas duoda, tai Dievo baimė. Man meluoja, kad aš bijočiau. Dievas sako, aš tau nedaviau tos baimės. Bet aš bijau, aš žinau, bet aš tau nedaviau jos. Šventoji dvasia, tvarkom. Tu mano draugas, tu mano mokytojas, tu mano vedlys. Jėzus pasakė, dabar tu ateisi ir man padėsi. Nes jo dabar nėra, bet tu esi. Tvarkomės. Štai tavo pagalbininkas, aš tau duodu pagalbininką. Šventoji dvasia yra tavo pagalbininkas. Su didžiausia meilė jis tau tarnauja, kaip ir tu tarnauji Dievui. Nėra baimės. Mes bijom. Taip, faktas, mes bijom. Bet baimė ne iš jo. Baimė iš to, kuris nenori, kad tu įeitum į savo pašaukimą. Antrasis žingsnis. Norint tai, pradėk pastebėti žmonės. Pradėk pastebėti žmonės, kurie kreipiasi į tave. Pradėk eiti link žmonių. Ir dažniausiai, kada pradedi melsti Dievo apie pašaukimą, žmonės pradeda ateiti tavo gyvenimą. Tu praktiškai dalyvauti tame kelyje. Pradėk priimti. Bijau, meluoju, nebijau. Einu. Nuo mažų žingsnelių, nuo mažų dalykų pradėk eiti priekį. Žmonėm reikia mūsų. Jeigu mes neįsim, kas eis? Žmonėm mūsų reikia. Štai kodėl tiek daug mūsų nori sunaikinti. Nes kitiem mūsų reikia. Kaip į mūsų gyvenimą kažkas atėjo, kuris išdrįso tapti svitilnik, Dievo šviesa. Ir mūsų ištraukė. Mes tą irgi eiti. Po mažą žingsnį ir tu įeisi savo pašaukimą. Nuo mažo. Mažame. Ištikimas Dieve. Antra. Ištikimas Dieve. Trečia. Suklupau. Atsistoju. Ištikimas Dieve. Ištikimybė. Klupau. Kritau. 100 kartų, milijoną kartų. Ištikimas tau. Ir štai per visą kelią. Kitas dalykas. Skanuok savo širdį. Nes Dievas įdeda troškimus į mūsų širdį. Mūsų troškimai nėra iš mūsų sugalvoti. Dievas įdeda troškimus į tavo širdį. Kai mes pradedam tarnauti ir mažai žingsneliais eiti link žmonių, stebėti, bandyti, žiūrėti. Aš begalę tarnavimų turiu. Begalę. Milijoną tarnavimų. Ne milijoną pertartų. Aš moteris ir biškį. Sielovados, žmonėm padėjimai, kaliniai, narkotikai, moteris. Ir visur ir čia sekas, ir čia gerai. O širdis kažkaip, kaip ir myliu, bet ne mano, Dieve. Kažkaip ne mano. Žinau, kad turiu darbus. O kaip aš atsirinksiu, jeigu žinosiu, kas ne mano? Kaip aš žinosiu, kurią linkme liūdėti, jeigu aš nežinosiu, kad tai mano? Bandyti, žiūrėti, ieškoti, daryti. Tiesiog eiti. Nebijoti. Melagis. Nebijoti. Dievo baimė vienintelė. Bet, kur tas šventą raštas? Štai tavo ginklas. Nežinai švento rašto žodžių. Šaudysi tuščiais šoviniais. Švento rašto žodžiai kulkos. Tu bijai. Nebijau. Dievas sako, aš neturiu baimės. Tik jo baimė. Kaip ir pažiūrėkim apie troškimus ar ne. Mozei buvo troškimas duoti, aplankyti savo brolius, ar ne? Kai jam sukako 40 metų, jų širdie kilo troškimas aplankyti savo brolius, Izraelio vaikus. Aplankyti. Ir ten įvyko žmogžudystė. Bet pas jį buvo troškimas aplankyti. Troškimas. Kartais tie mūsų troškimai gal mums atrodo netokie, bet visada Dievas duoda troškimą. Turiu viduje troškimą nueiti į ligoninę.
Pas ką eisiu, nežinau, turiu troškimą. Turiu troškimą paskambinti va tam žmogui. Ir įdomiausia, kad jeigu tu tą akimirką nepadarai, kai tavo širdis skatina tave tą daryti, labai greitai nuneškai. Minutė, 2, 3, 4, 5 ir kažkaip nebejaučiu dvasiui, kad turiu tą daryti. Girdžiu tavo balsą. Yra troškimas, būsiu kvailys dėl tavęs. Būsiu nesuprastas dėl tavęs. O koks skirtumas? Ar tu būsi teisingas, neteisingas, yra žmonių, kurie tavęs niekada nesupras. Įtikti žmonėms yra didžiausia kvailystė. Kvailystė didžiausia. Mylėk žmogų, myliu. Atleisk, bet į tave nesiremsiu. Todėl, kad tu žmogus kaip ir aš. Remsiuosi jį. Taigi, troškimai eina iš Dievo į tave. Visi troškimai yra jo. Kitas pašaukimas būna per žmonės. Vienas iš tų žmonių, aišku, pranašiški tarnavimai. Jie būna labai reti, bet kartais tiesiog būna, kad išpranašauja. Pasako, deda rankas ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Ar mums reikia priimti visą tą? Taip, priimti. Permastyti, perskanuoti ir Dieve, ar tai yra iš tavęs. Nes ir pranašai gali klysti. Ten irgi yra žmonės. Ir tą reikia suprasti. Ir pranašai gali klysti. Dažniausiai Dievas pašaukimus pradeda skleisti po labai mažai. Jis niekada neduos to viso vaizdo. Ir tie, kas yra pašaukime, žino dėl ko. Nes jeigu jis duos visą vaizdą, tu iškart pasakysi, netarnaus. Netarnaus. Nes einant link pašaukimo. Tave naikins. Tave žudys. Naikins tavo artimus. Naikins visus aplinkui. Kad tu neįtum ten. Moterį mums sunkiausia, mumis naikina per emocijas. Kada aš ėjau link savo pašaukimo, užtenka velniui prieiti prie mano emocijų ir aš atsitraukiu. Aš negaliu, man skauda, man tikrai skauda. Ir negaliu, mano emocijos mane valdo labiau negu Dievo pašaukimas. Bet aš treniravausi. Ir šiai dienai nesvarbu, ką aš jausiu, nesvarbu, kokia bus mano būsena, emocinė. Aš ją paslenkiu šalį, paverksim paskiau, einu. Treniruoti. Dievas treniruoja. Baimė vėl, ar ne? Visur baimės eina. Ja. Jis nenori tavęs išgąsdinti tiesiog. Jam esi labai svarbus. Ir jam svarbu yra tie, kurie ateis į tavo gyvenimą. Tie, kuriuos tu paveiksi savo gyvenimą. Dievas protingas, jis išmintingas. Mes klystam, mes kažkur grybaujam, jisai ne. Vėlgi pasitikėjimas. Aš pasitikiu tavimi. Laikas. Labai norisi greitai įeiti savo pašaukimą. Labai norisi ir tai yra labai gerai. Aš noriu Dievą tau tarnauti. Aš noriu. Tu matai, aš noriu. Nemačiau nei vieno, kuris greitai įeitų į didįjį savo pašaukimą. Kad paimti Mozę, Abraomas, Dovydas, Juozapas, tie didieji Dievo žmonės. Kančia, kritimas. Kalėjimai, nekalėjimai, visokias, baisus dalykai. Manai, taip, mes lengvai eisim, neįeisim. Jo funkcija yra sunaikinti. Kitas punktas. Dėl ko tau skauda šiandien? Kokia socialinė žmonių grupė galbūt tave liečia? Vaikai, seni žmonės, kalėjimas, benamiai, kažkur Afrikoje gyvenantis, kažkokia šalis, skauda dėl to šalies širdį. Tai yra tavo siekla. Tai yra tavo siekla. Gal tave traukia į gatves, eiti ir skelbti, ir tu negali, ir tavo ugnis dega, bet baimė. O ką tai mane pagalvos? Nėra baimės, baimės ne iš Dievo. O gal mano funkcija yra neiti gatves,
neiti į gatves, bet mano funkcija užsidaryti tarp 4 sienų. Manęs neliečia, aš neliečiu. Bet aš liečiu tą, kuris liečia tą, kuris yra gatvėje. Gal mano funkcija kova, kad aš kovoju už tą, kurie yra gatvėje. Yra ir ta funkcija. Ir kaip svarbu tą atrasti. Kiek daug yra iš tiesų iš lyderių. Yra lyderis patepime ir ne, mes turim tą daryti, mes turim tą daryti, mes turim tą daryti ir mes turim tą daryti. Ir kaip yra išmintingas lyderis, kuris žino, tu pasilieki, tu eini, tave veda, tu kažką darai, mato bažnyčią, mato darai Božją, mato talentus. Ir kaip dažnai būna, ypač kada mes truputį vakar apie tai kalbėjom, aš matau žmogų, jis pilnas talentų, jis pilnas gabumų, taip ir jis gali būti šalia manęs ir tarnauti su manim. Ir netiesa, jis negali. Ir jeigu mes nepastebime, turėdami savo patepimą, kad tas gabus žmogus turi kitą patepimą, ir jeigu jis negabus, atsitraukime, mes jį įtraukiam į savo pašaukimą, nors jo pašaukimas visiškai ne tas. Ir jis neįvykdo savo pašaukimą, sunaikina save ir sunaikina tuos, kurie yra šalia jo. Mano pašaukimas duotas man, tavo pašaukimas duotas tau. Štai kas yra vienas kūnas. Tu, mes jėga. Turiu gyvą pavyzdį, kuris neseniai vyko su Pavelu. Aš visą savo gyvenimą, kur yra mano vyras, jį traukiu ir sakau, tu turi būti toks. Mes turime eiti kovoti, mes turime eiti užtarimo maldas, mes turime maldoj kariauti. Ir jis ėjo, bet jis ėjo paskui mane ir aš pyku, kaip tu vyras, tu kuris, aš turiu paskui tave, o jau aš. Ir 2 dienas atgal, tik 2 dienas atgal. Mes meldėmės ir aš gavau apreiškimą apie jį. Negaliu sakyti, jeigu jis norės, jis pasidalins to, bet tame apreiškime buvo parodyta, kad jis yra iš kitos genties. Jis draugovą kalėna. Aš vaikštau žeme, jam skirta skraidyti. Ir įsivaizduokit, aš, kuris vaikštau žeme, duodu ginklą tam, o jis neturi, pas jis sparnai, ir jis bandė imti tą ginklą ir kovoti su manim ir negali, nes jis kitame pašaukime. Ir kada aš jam tą pasakiau, sako, aš dabar supratau, kodėl man taip nesisekė ir jaučiu, kad čia ne mano, kai aš ėjau su tavim. Ir aš, dėl to tu iš kitos genties, kaip ir, bet ačiū Dievui, jis nesupyko manęs už tokius 10 metų, kur aš jį vilkau su tais sparnais tą kalaviją. Ir aš taip supratau, kaip gerai Dieve, kad mes skirtingų pašaukimų. Mes sudarom vieną jėgą. Aš vieną, jisai kitą, bet kartu mes jėga. Kada apjungti pašaukimai, mes esam jėga. Mes esam jėga. 7 punktas. Kažkaip labai greitai bėgu. Namuose daugiau turiu ką pasakyti, bet šiandien gera. Kaip mes ir kalbėjome, kad velnias bando sunaikinti pašaukimą. Ir dažniausiai jis tą daro nuo pat tavo vaikystės. Apie tavo vaikystės. Kokia žaizdas jis tau padarė? Ką jis iš tavęs atėmė? Iš manęs jis atėmė drąsą. Jis atėmė drąsą gyventi. Mano šeima buvo labai daug alkoholio. Aš buvau labai baikštus vaikas. Aš bijau žmonių, aš bijau kalbėti. Jeigu paimtumėm tą mažą vaiką, kuris čia, jis va ten, dar toliau į tą sieną, jis sprendė, sėdėtų ir spalvą susivienė, tik manęs nepastebėti. Velnias sunaikino tai, ką man Dievas darė. Drąsos kalbėti, užsispyrimo, drąsą. Ką jis dar sunaikino? Jis dar sunaikino pagarbą vyrams. Jis sunaikino pagarbą vyrams. Vyrai man būdavo priešai. Mano patėvis, smurtaujantis. Aš neturėjau tėvo. Visi mano gyvenime atėjo vyrai, taip pat buvo sužeisti ir žeidė mane.
O Dievas, ne, Dievas sako, gerbk. Kokia buvo mano santuoka? Gerbti? Aš nemoku gerbti, tu mano priešas. Nu mes kaip susituokę, tu man kaip ir vyras, bet tu mano priešas. Čia priešas. Kol Dievas vieną dieną parodė, išvalė ir atstatė. Ne. Jis yra tas, su kuriuo tu eisi per gyvenimą. Ir aš dabar labai atsiprašau savo vyro, kai žiūrėjau, aš jau jam sakiau apie tai, aš tave labai myliu ir aš pripažįstu tavo aukštesnę hierarchiją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad taip yra, nes tada aš turiu laisvę. Aš turiu laisvę būti moterim. Kad jis pasiėmęs Dievo poziciją, šeimoje yra vyras, aš turiu laisvę išpildyti savo pašaukimą ir būti moterim. Kitas dalykas – žaizdos. Labai dažna žaizda, kurią aš mačiau ir kurią žmonės negali eiti pašaukimą, tai yra neatleidimas tėvams. Būtent neatleidimas tėvams. Žmogiškai aš suprantu, kad tai yra pats skaudžiausias dalykas. Bet Dievas pasakė, gerbk tėvą ir motiną. Ir tu šauki man skaudulį, sako, aš žinau. Bet gerbk tėvą ir motiną. Susitvarkykit su savo žaizdom, jeigu tokios yra. Nes kol bus ta žaizda, neįeisi pašaukimą. Jo įsakymas yra toks. Jis yra neatšaukiamas, kad ir kaip mums nepatiktų. Gerbk savo tėvą ir motiną. Prireikė labai daug laiko, kol buvo užgydyta ta žaizda. Todėl, kad skaudžiausia yra, kada tu patiri nuo to, nuo ko tu esi priklausomas. Bet aš prašau visų. Aš tiesiog maldauju, susitvarkykit su tą žaizdą. Kitaip jūs neįeisite į savo pašaukimą. Maldauju, aš tiesiog prašau, susitvarkykit su tą žaizdą. Nes kitaip neįeisit. O susitvarkyti manom. Yra žmonės, kurie padeda. Yra pastoriai, kurie stovės toje maldoje. Yra kiti broliai ir seserys. Nes velnias laikys tą žaizdą. Jis laikys, jis primins. Dieve, aš negaliu. Aš atleidžiu ne todėl, kad jisai nusipelno ar kažką. Aš atleidžiu todėl, kad išsilaisvint, užsigydyt ir tarnauju tau. Būtent ta žaizda niekada neleis įeiti savo pašaukimą. Man dar kas padėjo? Padėjo atrasti savo pašaukimą. Biblija. Bet ne tai, kad skaitimas. Šiai dienai aš labai pastebiu Biblijos asmenys. Kokie Biblijoje asmenys man imponuoja. Iš karto noriu nešti aiškumą. Ne autoritetai. Autoritetas yra vienas Dievas. Aš kalbu tiesiog apie žmogišką. Man patinka tavo savybė. Man patinka tavo garbė. Man patinka tavo drąsa. Man patinka tavo švelnumas. Imponuoja savybė. Imponuoja gyvenimo būdas. Tai kažką atliepia manyje. Mano istorija buvo taip. Pirmasis žmogus, kuris man imponavo, buvo Petras. Dieve, aš už tave. Dieve, aš tau parodysiu. Dieve, aš tavo. Dieve, aš tavęs išsižadėjau. Žmogiškumas. Žmogiškumas. Ir aš, Dieve, aš be galo tave myliu. Aš pamenu, priklaupiu ant kelių, aš sakiau, aš tarnauju tau. Ir paskui, bum, aš išsižadu. Bum, aš išsižadu. Petras. Petras, man patiko Petras. Paskiau sekė mano augimas. Atėjo Dovydas. Dovydas ne kaip psalmininkas. Dovydas kaip karys. Kaip geras strategas. Kaip kovotojas. Kaip tyra širdis. Ir man jis imponavo. Aš nežvelgiu į psalmes. Psalmes tai šis yra gydantis dalykai. Tai yra, net neliesiu tos temos. Kaip karys, kaip kovotojas, tyra širdis. Ir pradėjau auginti tyrą širdį prieš Dievą. Dieve, sutverk man širdį tyrą, kad ji taptų baltesnė už sniegą. Nes tyra širdžiai regės tave, o aš be galo tave myliu. Noriu regėti tave. Tyra širdžiai. Dovydas karys su tyra širdim. Ir bam, su nuodėme. Odeta trokšta tyros širdies. Dieve, aš dėl tavęs. Ir bam,
nuodėmė. Augimas eina toliau. Ir ateina į mano gyvenimą tas asmuo, su kuriuo aš iki šiol esu dabar. Paskaitysiu eilutę, iškart suprasi. Atsimink, ką įsakiau. Būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok, nes aš Viešpats tavo Dievas būsiu su tavimi, kur tik tu eisi. Jozuė. Niekas netiki. Aš tikiu Dievę. Aš tikiu, aš žinau, tai suabejoti Dievu, juokaujant, kur jūs? Dvies, karavas jos. Nieko panašaus. Į priekį. Odeta, Dieve, tik į priekį. Petras, Dieve, aš dėl tavęs. Dovydas, Dieve, aš dėl tavęs. Jozuė, Dieve, aš dėl tavęs. Ir Odeta, Randa, Dieve, aš dėl tavęs. Mano pašaukimas neatsirado greitai, bet nuo pat visos mano kelionės man buvo kova. Žmonės. Man nieko neduok, uždaryk mane maldos kambarį. Tai mano yra. Dar velnias bandė manyje sunaikinti motiniškumą. Motina, mama. Kažkada nedrįsdavau to sakyti. Aš buvau blogas žmogus. Ir šiandien iš manęs nieko gero nebūtų, jeigu ne jis. Aš buvau blogas žmogus. Ir sakau, buvau, nes šiandieną manyje yra Dievas. Šiandieną jis mane pakeitė. Aš nebuvau gera mama. Mano skausmas darė mane agresyviu žmogumi. Aš buvau bloga mama. Aš padariau labai daug skausmo savo vaikams. Ir velnias mane sunaikino per tai ir naikino mano vaikus. Šiai dienai aš galvą atiduosiu už bet kurį vaiką. Kiekvieną dieną, 5 ryte, 10 vakarą, aš Dieve už mano miesto vaikus įsisūniju. Jie mano dvasiniai vaikai. Kovoju. Myliu. Reikia mano gyvybę paimk. Niekada nepatikėjau, aš visada galvojau, kad esu bloga mama. Nes jis taip sakė, nes aš mačiau save, nes neturėjau jo meilės, nes buvo va tokia žaizda, kuri man skaudėjo. Aš naikinau žmonės, naikinau vaikus, naikinau vyrą, naikinau save, naikinau viską. Nes tu neįeisi savo pašaukimą, aš sunaikinsiu tavyje viskas, kas yra. O Dievas pasakė, ne. Aš niekada jūs nepaliksiu ir neapleisiu. Ir Dievo meilė jam. Ar nepalikau, palikau. Ar apleidau, apleidau. Bet jau žodis visada. Niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Pasitikėk juo. Pasitikėk juo. Tavo blogis jo akyse. Jis tą žino. Jis mato, iš kur jis eina. Nes ten, kur skauda. Skaudėjo ir man, kada suvokiu, kas aš buvau. Skaudėjo baisiai. Ir galbūt kiti santykiai nebus atstatyti mano gyvenime. Galbūt tie žmonės niekada manęs nebenorės matyti mano gyvenime. Bet tai nereiškia, kad aš negaliu juos pasiimti savo gyvenime. Tai nereiškia, kad aš negaliu sėdėti, nu, ką tu man padarysi, aš pasiimu tave maldoje, priglaučiu ir sakau, aš myliu tave. Net jeigu tu nenori to matyti, aš tave myliu. Nepraras savo pašaukimą. Nes tu turi galę paveikti kitus žmonės. Tu turi galę gelbėti kitus žmonės. Ir Dievas gelbėjo taip, bet žvejoji tu. Žvejoji tu. Ir nebūtinai gatvėse, nebūtinai maldos kambaryje užsidaręs. Ligoniai, vaikai, kiek daugelį žmonių mūsų reikia. Žmonių mūsų reikia. Neleisk velniui sunaikinti tavęs. Jis ir taip daug sunaikina. Jis ir taip daug apiplėšė mus. Eikim ten, kuris veda. Nors ir po mažą žingsnelį, nors dar nežinodami, bet Dieve su tavimi ir pasitikėdami tavimi. Bijau, pasakė, vienintelė baimė Dievo. Bijau, žinau, kad vienintelė baimė Dievo. Skambinu draugui. Bijau. Mano draugas, mano vyras. Viską, kas su manimi vyksta. Negi menkiausiai,
Jeigu kažkas man jame nepatinka, ateik, sėdi, dabar žiūrėk, mane atakuoja per tai, yra taip, taip ir taip. Jisai, okei, meldžiamės. Turėk draugą, turėk žmogų, vienas neik, vienas sunaikins, turėk šalia žmogų. Man sunku, okei, viskas, atvažiuoju. Man sunku, davai meldžiamės. O tokių žmonių yra. Ir tu esi vienas iš tokių žmonių kažką. Taip. Tebūnie Dievas laimina tave ant to kelio, kuriame tu esi pašauktas. Ir atsimink, kad tu niekada nesi vienas. Niekada nesi vienas. Visų pirma, jis su tavimi. O antra, nesakyk